ir šiandien mes norim pristatyti. Kas mes tokie, kad norim pristatyti Zinutės knygą? Mes esame sukūrę tokią asociaciją Trijų mūzų blyksniai, kur bendraujam ir vieni kitiems padėdami, puoselėjam lietuvišką žodį, eiles. Ir turime sukūrę savo, galbūt nesukūrę, bet priartinę prie savęs grupę, trijų žmonių grupę, kuri vadinasi Ansamblis Kinija, vadovė Regina, bus Genutė ir Audronė. Šiandien mes su jumis ir bendrausime, o mudu su Jonu tai esame Trijų mūzų blyksnių, galbūt įkūrėjai ir tuo pačiu nepasiskirstom gerai pareigom, kuris pirmininkas, kuris ne. Mes dviese visur važiuojam ir einam ir pristatom. Ir čia mumis priėmė Ramutė. Jinai sako, kad galbūt ir nebloga tokia, popietė, vidurys dienos bus Laivių kaimui, galbūt ir šventė Zinai. Šventė, sakyčiau, galbūt ir gana didelė, nes Zinutė šiais metais jubiliejiniai metai yra. Datos nesakau, dienos nesakau, visi metai 15 yra Zinutė jubiliejiniai. Pasakys apie mūsų asociaciją, kas jinai per viena yra. Kad būtų aiškumas iš karto, kas čia iš kur, kaip turim keletą žodžių papasakoti apie mūsų asociaciją. Jinai įsirutuliavo iš mano, 7,5 metų veiklos darbę neįgaliųjų draugijos pirmininkų. Tai šitoj draugijai buvo kūrybingų žmonių, kuriuos atsirinkome ir įkūrėme klubą tokį meninį, Trys mūzos klubas. Ir palaipsniui mes išėjom į platesnius vandenis, bendraudami su Klaipėda, su Palanga, su Gargždais. Tai tada mūsų, jau veikla išėjo už Kretingos ribų. Bet kadangi jau planavau, užtenka jau tiek 2 kadencijas prabūti neįgaliųjų draugijos pirmininku, vienas dalykas. Antras dalykas, kadangi neįgaliesiem labai svarbu yra, kada dalyvauti greta su sveikaisiais. Tas labai svarbus aspektas, kada žmogus pasijaučia toks labiau lygiavertis. Tai mes su Gina įkūrėme visai kitą struktūrą, jau nebepriklausoma nuo neįgaliųjų, bet tik neįgaliųjų vardas paliko. Ir ta struktūra vadinasi mūsų, Klaipėdos regiono neįgaliųjų meninės raiškos ir sveikos gyvensenos asociacija Trijų mūzų blyksniai. Blyksniai todėl, kad pirmo klubas mūsų buvo Trys mūzos, bet Trys mūzos Respublikos sąrašuose jau buvo kažkas tai pasivadinęs. Mums teko ieškoti naujo pavadinimo, tai įregistruota ir kaip Trijų mūzų blyksniai asociacija. Mūsų tikslas yra ieškoti talentingų žmonių, kurie galbūt yra nežinomi, neišėję į platesnius vandenis. Antras dalykas, padėti jiems, pavyzdžiui, literatam mes padedam įparedaguoti eilėraščius tos, jeigu reikia, bet jie, kies jau rašo, tas moka rašyti, tai padedam jiems susimakituoti į knygas, padedam išleisti knygas ir patys jau bandom leisti knygas irgi šitai. Bet kadangi ten reikalingi vis tik vienetiniai egzemplioriai, kam, su pinigais triuką, galim išleisti, sumaketuoti, padaryti vienetinį knygos egzempliorių, kuris maždaug, jeigu 150 puslapio knyga, kuris gali kainuoti maždaug apie 60 litų. Va. Pusę kainos atima viršelis, kadangi viršelį mes nemokam daryti, tai knygrišyklą daro, o tekstą mes už pusę kainos, padarom. Bet jeigu, žmogus gali savo pašvesti daugiau lėšų tam reikalui, tai padėjom Zinutei išleisti knygą per Kaišiadorių knygyną, spaustuvę, 100 egzempliorių. 100. Tai knygos, kaina gausi apie 13,5 litų. Apie 15. 15 litų galbūt panašiai. Tai jau čia vis tiek pamatomas dalykas. Menininkam padedam, menininkai irgi negali būti visapusiški, kaip sakant, jie papaišo, kam nors padovanoja, nebeliko. Tai mes
fotografuojam jų, vat, kaip čia dabar nufotografavau visus tos gražius darbus. Vat, ir padedam, reiškia, sudaryti tiek bibliotekom archyvą savo, tiek menininkam. Organizuojam parodas. Ir dabar mūsų veikla yra nukrypusi ne į komercinę pusę. Aš skaitau kultūros namuose, išstojimai visi, tokie komerciniai renginiai. O mes einam į dvasios šventovės, į bibliotekas ir bibliotekos, mes turim dabar didelį patyrimą bendravimo, draugavimo su Darbėnų biblioteka, Jokubavo, Baublių, dabar Bodriuose būsim. Vat, ir dabar vat, Laivuose atsidūrėm. Tai vat, maždaug vat, tokia mūsų veikla. Kas norėtų, gali jungtis į mūsų kompaniją, galim bendrauti, bendradarbiauti. Aš dar dviem sakiniais pratęsiu. Pas mus yra įstatuose 3 grupės – nariai, dalyviai ir rėmėjai. O bliksniais pavadinimas yra todėl, kad blikstelėjo momentas, padarėm veiklą, o kadangi amžius toks yra, kad kartais ir ilsėtis daugiau reikia negu dirbti, ir nieko nedirbam, ir vėl blikstelėjo momentas, ir vėl kažką padarėm. Dabar šiandien kaip tik ir yra toks momentas, kad blikstelėjo ir pristatom jums Zinos eilėraščių knygą ant šermukšnių lapo. Dabar prašom, Ramutė. Nu, dar kartą visiems tariu labą dieną. Ir labai džiaugiamos, kad šiandieną mūsų tarpe ir tikriausiai daugeliau pažįstama Zina Reikaitė Pilkauskienė. Ir daugelis laiviškių gavęs kvietimą buvo nustebęs. Nustebęs dėl to, kad nežinoja, kad Zina rašo. Ir aš pati jau dirbdama bibliotekoje, sužinojau, kad Zina rašo. Tada man į rankas pateka rajoninis laikraštys ir jame buvo išspausdins Zinos eilėraštis. Ir man atrodo, kad tas eilėraštis buvo apie laivus. Tada visą laiką kirbėjo mintis, kad reikėtų pasikviesti Ziną čia į biblioteką, kuriuo prieš daugelį metų Zina dirba. Bet žinot, ir man, kaip tiems palidžiukams, vis rytoj ir rytoj. O dabar, kad Zina ir čia su mumis, mes esam dėkingi Jonui ir Ginai, nes visas organizacinis darbas teka jums. O man tokie ūkiški darbo stalą atnešti, kėdės, biškį papaušti ir viskas. O dabar tikriausiai visi su nekantrumu laukia tų Zinos eilėraščių ir aš daugiau kalbom netrukdysiu. Aš dar kelių žodžius. Ta visa organizacinė dalį buvo labai malonu organizuoti, kadangi Ziną aš pažįstu greitai 40 metų. Atrodo vakar tik tai buvom susitikom ir tas laikas prabėgo kaip akimirka. Ir per tą laiką jinai rašė, kūrė ir man taip atrodo, kad ant šermukšnio lapo tai yra Zinos čiutne gyvenimo ataskaita tik eilėse. Šį renginį ves, kaip sakiau, vedėja Genutė, tai jai ir atiduodu žodį, toliau viską daryti, bendrauti su jumis. Aš tenai būsiu. Ir dabar perduodu žodį Genutė ir prašau. Gimiau 45-aisiais Kretingos rajone, Laivių kaime. Vaikystėje gyvenau Smėlio pilyje ir rinkau žemuoges į delnus. Iš kamuolinių debesų perkūno ratais atriedėjau į jaunystę, kur keistame laike ir sapnuose deja nuskendo rožinės mano svajonės. Aš čia ne apie save. Aš čia jums paskaičiau ištrauką iš tik ką naujai išleistos štai šitos dar dažais kvepiančios knygos, kuri vadinasi Ant šermukšnio lapo. Taigi šiandien mes kalbėsime apie knygą ir apie jos autorę gerbiamą. Prašau, gerbiamą Ziną Pilkauskienę. Kad mes maždaug susidarytume tokį vaizdą, apie ką ir kaip rašo gerbiamą Ziną. Ačiū. Apie mane jau visi žino,
Bet tu eilėraštėlį, kad tau parašiau prieš 36 metus, gal ne visi žino. Laivių kaimoje. Apjuostas upelių piliakalnį. Išsaugok kaimo praeitį. Jo kasdienybę, švenčių rūbą. Tegul tie metai lekia, skuba. Ateisime į Liepos puotą. Aš jau žila, o tu kuprotas. Kvepės vilbytės medumi, riedės perkūnas dangumi. Ir laikas mus abu nukeis. Per amžių amžius neatleis užmirusius medžius ant kalno, kad lesinom iš tuščio delno paukščius iškritusius iš lizdo. Tas buvo parašytas eilėraštis, kai labai pasiilgau Laivų kaimo, jame gyvenančių žmonių, artimų, giminaičių, draugų. Toks pat jausmas ir šiandieną. Pavyzdžiui, atvažiuojant, atsistojau ant Narkau, kaip atsistojau ant Narkaus kalno, taip ir pradėjau eiliautis. Kad čia užaugau prieš 70 mečius ir kad čia žingsnius likščiuoti apsauga, sena obelis prikelė, akmenelė, suodnagalė, lenk, jorgina, strainės galvas, kožna deina mainos spalvas. Jie ant Narkaus kalno stojo, aplink kaimą eilės klojo. Pamatau Berštvalės valdas, Laumės kūlį, Žaipskos kalvį, Kniūkštą suodną, Istonšakius. Katreinų kalnelį matė, aukštam tapalė gondrėlė, į laivėnę akmenėlį. Mačiolskelį, gražį keimą, kiaurą vasarą, kiaurą žiemą. Gėnėsi pripateis kelį, į Pelekalnį žilutėlį. Šiandieną taip galvoju, dėl to visiems dėkavoju. Katrei nepasidičiavo, atskubėjo, atvažiavo. Į mano pirmuosius poezijos knygėlės un šermokšnį lapą pristatymą. Aš jums linko gerą laiką, pribarstytą visokiausių žodėlių. Knyga, gražia ar ne, atėjo ir mus visus pasveikino, nepaprastai taip sugalvojęs kažkokius žodžius, o su pasveikino eilėmis. Mes taip pat jūs norime pasveikinti su ta knyga ir asmeniškai su tuo gražiu jubiliejumi. Todėl jums skambės daina Laiko tėkmė. Ar jauti
šimto žvaigždžių. O kaip norėčiau aš tave nuvesti į šalį be kelių klaidžių. Tu mano rytmečiai pasidabinę, rasos skaidrumo auskarais, o kaip norėčiau pasaką vėl kurti su margasparviais aitvarais. Tu mano dienas ilgakasės, su skrybelaitėm debesų, o kaip norėčiau pakuždėti, kad tu esi ir aš esu. Tu mano trapiosios svajonės, viltim sužibusios kalne, o kaip norėčiau, kad sutilptų juoda spalva mažam delne. Tu mano tirštas pievų rūkas, mėlynėm kvepiantys delnai, o kaip norėčiau su tavim sugrįžti į dainą užmirštą seniai. Tu mano laisvas lauko vėjas, iš ežero gelmės tyros, o kaip norėčiau, kad ir tu suprastum, čia nieko amžiaus nėra. Tu mano žingsniai, pėdos mano, jaunystės brydė per upius, o kaip norėčiau dar priminti, kad esu į namus saugus. Tu mano mintis, greitas sparnis, dangaus ir žemės paslaptis, o kaip norėčiau, kad nugrimstum į jūros dugną nebaigtis. Tu mano metai, mano balsas iš praeities ir ateities, o kaip norėčiau ir meldžiu aš Dievo, palaimintos tau dabarties. Tu mano nuopuoliai, prisikėlimai mano, ilgai lauktoji valanda, o kaip norėčiau, kad tave aplenktų skaudi gyvenimo klaida. Tu mano akis toliaregis, vandens lelijų baltuma, o kaip norėčiau, kad į langą nepasidalstų tuštuma. Tu mano sapnas lengvapūkis ir snaibių šokių sukūrys, o kaip norėčiau pamatyti, koks princas tau atvers duris. Tu mano knygos neskaitytos, poezijos jautri styga, o kaip norėčiau, kad sudegtų skriauta žaibų ugnis staiga. Tu mano obelų žydėjimas, skambi lakštingalos giesmė, o kaip norėčiau tau, kad atsivertų šaltinio gyvoji versmė. Tu mano žemuogių giraitė ir viržiais kvepinti šilai, o kaip norėčiau, kad kasmet žydėtų tik penkialapiai dobilai. Tu mano rudenio spalvų verdelė, toks kartais liūdnas lapkritys, o kaip norėčiau, kad pro šal praūžtų žvarbus nenuoramas šiaurys. Tu mano ašaras ir juokas mano, gija tarp vakar ir rytoj, o kaip norėčiau visada matyti tave saulėtekio šviesoj. Tu mano ilgesys, laukimas mano, iš kur, kada, kodėl ir kas, o kaip norėčiau, kad nesudaužytų per audrą laivo iš upės. Tu mano auksas, mano lobis, daugiau juk nieko neturiu. O kaip man gerai ir lenkios kūrėjui, nes meilės giesmę tau kuriu. Gyvenimo būdas svarbiausia. Prašau. Čia yra nupasakoti neįmanoma. Parodyti galite. Tik tai gali tik juoktis. Ir prisiminti. Ir prisiminti. Tik tai vėl gera, nieko blogo. Bloga nepasakys, nes bijo prie visų. Labai daug draugų čia yra. Tikrai galiu gauti. Man tiek patinka jos eilėraščiai. Čia aš jos galėčiau visus skaityti, bet man patinka vat vienas. Ypatingas. Aš galiu pasakyti. Ar jūs norit muzikos fono, ar tiesiog Aš pati? tokį trumputį, neilgą, Gerai. bet jis man labai patinka. Tai yra sugrįžtu. Mintise sugrįžtu į vaikystę. Atsisėdu po liepa sena. Paprašau, kad metus surašytų laikas savo šiurkščianką. Kur tos pasakos šalys, kur gėlės? Nerandu jo ant sodo akmens. Šilumos ir meilės mašinėliai. Kur jie, sakė, 1000 metų gyvens. Ateinu į dienas greitas sparnės. Neškit, vėjai
per lietų manęs. Kai gimiau, skorpionas šnekėjo, apgaulingam spalvų danguje. Tris žodžius dar pasakykit. žodžius. Tris. Nu, galit ir 4. Šiandien tavo diena. Imk pažemėje mūsų gražiausia. Meilė, džiaugsmą, svajones. Šiandien tavo diena. Mieloji mano draugė. Mylėki žemę, mylėki saulę, dalinki šilumą ir džiaugsmą savo šilumą. Su artėjančiu jubiliejumi, brangioji. Viskas. Yra Dievo dovana mano šeimai. Kiek metų aš pažįstam jau ir užmiršau, bet mes, man atrodo, kad nuo pat gimimo, nuo smėlių dėžės. Kai mano kokios šventės, jubiliejai, man geriausia dovana būna Zinos gražia ranka surašyti žodžiai ant spalvotų lapelių, ant atviručių, o jų jau prisirinko kelius 10. Todėl ir aš perskaitys, aš nemoku mintinai kaip Kazys. Praverki pasakų duris, spalvoti ten nykštukai šoka, o tu su pievų suknele paimki kelią skambų juoką ir atkelok plačiai vartus. Tegu šiandien jaunystė grįžta, visom vaivorykštės spalvom, padangė ir laukai pražįsta. Pabūk mėnulio šviesoje, kai žemės veidą rasos prausi, ir atsakykit tiems, kas klausė, ar gera augti po medžiu, ar gera kilti su paukščiu, ar gera būt vandens nešėja, o gal svajonių sukirpėja, o gal bangas rident per smėlį, ar išbraidyt padangių mėlį. Prašau. Mūsų šeimoje visos šventės prasideda Zinos žodžiais. Visos. Ne tik mano šeimos, bet ir mano giminės šventės. Jinai rašo eilėraščius, bet ir baladas. Mano viena sesė gyveno daug metų Vokietijoje, buvo jubiliejus ir aš kaip paprašiau, kad jis parašytų. Ten ir vokiečiai tokie rūstesni yra ir tie ašaras barauki. Nu, ten buvo išvertę. Nu, gal visą neperskaitys, bet labai man patinka. Toje šaly, kur lietus lyja, jinai Vokietijoje gyvena, kur ežerų gili gelmė, kur kvepia rūtos ir lelijos, kur skamba dangiška giesmė. Toje šaly, kur upės teka, kur gintarinė palanga, kasdien kur smėlio kopas prausia, iš jūros grįžusi banga. Toje šalis tos rugsėjais karietoje atvežė tave, sesutė broliam žydrakė ir ilgaplaukė seserin. Toje šaly pirmieji žingsniai, pirmieji žodžiai ištarti, džiaugsmai vaikystės ir išdaigos ant ledo lyčių palikti, nes mėgdavo plaukti ten sužių. Toje šaly pražydęs laikas, mėnulio delčius, pilnatis, žibuoklių ir alyvų laimė, trumpiausia vasaros naktis. Toje šaly tebe gyvena laukimas, meilė, ilgesys ir tau kasmet į gimtą namą duris atvėręs klegesys. Nu, toliau neskaitys. Na, dar ką čia? Na, va čia vienam sėdinčiam. Nudumti, tu gali nudumti į vaikystės kiemą, į purę slipiningą žiemą, į tą, kurioj nykštukai miega, ar lydo saldainius iš sniego. Tu jau gali su vėju lėkti į naktį joninių žvaigždėtą, per meilės pažadų prisėtą, į baltą sodą obelų, žydėjimą kaštonų ir klevų. Tu dar gali pasižabojęs laiką užkopti į svajonių kalną, parnešti vilties į žemės delną. Tu dar gali tikėjimu galingas būti ir nugalėti kiekvieną kliūtį.
aplėkti mėlyną padangę visus, kas artimi ir brangus. Zina labai daugiausiai tikriausiai rašė savo mylimiesiems anūkams. Labai man patinka, jau visiems šitą tiks. Vaikaičiui Orintui. Koks nuostabus tas pažinimo kelias. Mamytės akis, tėvelio rankos. Koks nuostabus tas supantis pasaulis, kai veidas švelniai glosto saulė. Kai į sapnus atbėgdama žvaigždelė atsineša dangaus žydrumą, šurmulį dienos ir sudėlioja iš sekundžių laikas, savaitės, mėnesius, metus. Aukštybių Dievas tegu laimina tave ir tavo tėvelius. Būk sveikuolis ir drąsuolis, būk greitas ir tvarkingas, visad būk nuotaikingas, būk mamytei padėjėjų, o broliukui patarėjų, būk tėvelių geras draugas, tegu angeliukai saugo. Tavo žingsniai bus ir juoka, ir gerų darbų pamoko. Kaip tvarkyti žaisliukus, kaip valyti dantukus, kaip skaityti knygeles ir rašyti eileles. Dėkuoju Dievui už dangų ir žemę, už girios ošimą ir paukščių giesmes. Dievui dėkuoju už vasaros dieną, už rytmečių tylą ir marių gelmes. Dievui dėkuoju už maldą močiutės, kalbėtą vaikystėj žiemos vakarais, už snaigių skarelę, eglutę kalėdų, už tai, kad nebereikia tikėti atvarais. Dievui dėkuoju už viengimį sūnų, kur skenti ir mirė už mano kaltes. Dievui dėkuoju už Jėzų karalių, kur skanteri mane į namus parsives. Dievui dėkuoju už Ziną. Kai aš važiuoju per laidus, pro Tuzų kaimą, ten toliau link Platelių, aš viską čia žinau. Visas istorijas ant Bubenalės upelis tiltot. Bibliotekininkystės vargus. Kas tas yra po kaimus išnešioti knygas ir per lietų, ir per pūgą. Visas istorijas aš žinau iš jos. Ir aš važiuoju čia kaip per savo kraštą, dairausi ir tą žinau, ir aną žinau, ir aną žinau. Viską žinau, ir Kruzinėlis namai žinau, ir tėvelius pažinojau. Aš džiaugiuosi, Zinutė, kad man gyvenimas davė tokią draugę. Kai aš Vidmantuose įlipu į mašiną, negalima kalbėti mašinoje telefonu, bet aš kitos išeities neturiu. Tai kol atvažiuoju iki Platelių, aš galiu paskambinti Zinai ir visus to 60 km mes kalbam. Tai yra žmogus, mano gyvenime, tai yra žmogus, kuriam tu gali papasakoti viską, kurio nepapasakosi nei mamai, nei vyrui, nei dar kam nors. Pasitarti visais klausimais, pasiguosti. Ir aš tiesiog esu laiminga, kad aš galiu šiam gyvenimui prisiliesti prie tavo jautrios sielos stygų. Ir pabūti tų stygų virpesio zonoje. Pajausti visą tą tavo sielos grožį. Užuojautą, draugystę, meilę. Matyti tavo atsidavimą begalinį. Tiek mamai, tiek patėviui, tiek dukros šeimai. Aš džiaugiuosi, kad aš turiu tokią mokytoją. Iš kokios aš labai daug išmokau. Aš tikiuosi, kad mes viena kitai duodam kažką. Nes kitaip, o kam ir kalbėti su žmogumi. Ir yra didelė laimė pažiūrėti tavo gelmės šulinį, prisiliesti prie jo. Ir visada, kai ateina spalis, mano vyras yra gimęs tą pačią dieną kaip ir Zina. Ir jam parašius yra labai gražių tokių eilėraščių. Ir aš visą laiką kartoju. Čia tavo, yra ne mano. Iš dangaus į žemės glėbį
lapams krentant Zina drėbė. Ir sugalvok tu man taip. Kodėl mes visi prašom visada visų mūsų sueigom kažką parašyti, todėl kad mes ne vienas to nesugalvotumėm. Jei Dievas davė kažkokį tai matymą kitokį, girdėjimą, užuodimą kitokį. Ir mes visi norim prisiglausti prie viso šito tavo, bent akies krašteliu pamatyti, bent kiek išgirsti, pasidžiaugti tom, ką tu turi, tom, ką tu gali. Ir ačiū tau už viską. Čia jubiliejus nesiskaito, nepraeis, nepaeis. Tas numeris nepraeis, o Zinutė, aš tavo knygutės dar neturiu, tikiuosi šiandien ją pagaliau įsigyti. Per buhalterį, ne? Ir su tavo kūrybinė šventė šiandien. Ačiū tau už viską. Ten tokį portfeliuką, kurį tu viską supranti, kas ten yra. Mano vyras ten šįryt kažką tau prikrovė. Parvažiuosi, pažiūrėsi. Mes tave labai mylim ir tikimės, kad šiandien sekančių knygučių, kad azartas tave pagaus. Kartu dirbom, kai keliai išsiskyrė, vėl susidraugavom, vėl suėjom. Nu, aš bandžiau, čia man uždavė, šią savaitę tu turi kažką tai pakalbėti, parašyti, paskaityti. Nu, skaityti, tai čia visi va paskaitėm, bet aš vis naktim prapūsdavau, kurdavau eilės. Viskas gerai išėjo, bet leiskit paskaitysi. Gimei tu nuostabiam Žemaitijos krašte, Laivių kaime. Gerai valdei žemaičių kalbą, todėl dabar mes skaitome tavo parašytas eilės ant šermukšnio lapo. Kur gražiai įaugai po dangumi žemę ir gavai iš Dievo viską dovanai. Dėl tavęs išaugę liepos ir ąžuolai. Dėl tavęs audringa būna jūra ir bemiegė būna vasaros naktis. Liko tik pridėti, kad į šią dieną eita iš toli. Bet jau reikia nepamesti raidus ir kažkur dar. Jo tas ožius niekur nebežinė. Didelė sujaudinta didelė. Bet stengsiuos, kad nurintas vis jėgų sukaupus, stepsiu dėlioti žemaitišką paskutinį prakalbą. Tuosmas aplink kaimą pradėjau, tep ir noriu užbaigti. Baisę mylu savo kraštą, iš žemaitių seną raštą. Laivių išbraidiau takelės, džiaugiaus karklynas, opalelės, kožną kvietką ustinėjau, po degimus šniokštinėjau. Vyresnėje turėtų atsiminti, kad Laivių kaime buvo dar toks degimų kaimas nedidelis. Ir aš anam skiriu ton savo eilėraštėlį paveikiau. Degimų kaime darbšti žmonės gyvena nusenai. Pečius medgalės kūrena, sieji, rovė bolvis, markus, siova vakams trumpų šarkus, šventą deiną maldas meldi, į susėdų duris beldi, kam padėti, ko nužjausti, negalvoja niekas kriausti. Kungijoli arklius valdi, blausdė vėri potrą saldi, kaubrės neigus visą žeimą stūmė po toliau iškeimą. Kai kokiai blogi orą, razmams išsipildi norą. Visuomet Petroti kiaulis buvo išbučiautas saulės, o Česnauskiams kožną deiną karvis davė baltą peiną. Kur Raveikė, kur Zeleckė, anuvaka tikri Kleckė. Morzini parcielus metus, stumdė zabovinius ratus. Laukė ūkį žaibs užkūrė, galą su galu į neapsudūrė. Maksvitins und kalnų šveitė, knygų čia viršelę keitė.
Šeimininks pamokits buvo, Dostojevskį, ni par vainas nepražova. Dostojevskį raštų skaitė kelis kartus per savaitę. Ojojoj Pošinskį ausis, nenorėjai ir neklausės, brigadierių paleipėjimų, nerimtų nusiskundėjimų. Siautė pūgas, švilpė vėja, tokiai pikti niekadėja, nuplėšė degimų stuogą, dabar veizont daros blogą. Nebėr beržų, ni takelį, ni rogėlių lauką gali, dinga jau degimų soda, baigės įmanuoji nuodą. Šeimų gainanukėje. Razmų. Ačiū. O dabar dėkavoju visiems jums ir kuždam atskiram. Už tą, ką garsiai skaitėt, už tą, kad kontrę klausėt, kad dainiavot didelę puikę, ilgą atmins laivį zuikę. Ina Jonau dėkavoju, anei tep jau sugalvoji, jumis posmas patrukdyti, moni kaimo pristatyti. O Virginija už patarimą, į finansinį rėmimą, skiro posmai neveina, kad skaitytų kožną dainą. Vaido, Ina, Edmundo, Sofija, Kazytė, trumpą galiu pasakyti. Visi mona ketureilė, tegul gluosta širdis meilė. Tau dukrelė, mona brongi, apie daudo laivių domų. Didelį dėmesį, paukštų taką, tegul anei į pasaką, un šermokštį lapą eilis, pilnas ilgesi, pilnas meilės. Dėkau reikia neramute, ką galėjom čia pabūti, viens kitam nusišypsuoti, pasidžiaugti ir paduoti. Ir taip dar norėčiau visiems jums, čia esantiems jūsų šeimos nariams palinkėti. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Pilni dangaus aruodai. Tegul Dievulis jums visko duoda. Stiprybės, meilės ir taikos, ugnelės židiniui šeimos. Tesaugo visagalis Dievas, laivių kaimą ir laivių pievas. O kai aš išeisiu iš laivių kaimo, kartą taip rimtai susimaščiau, kad iš tikrųjų liks neišdainuotos mano jaunos dainos ir neiššienauta šilkskari lanka. Liks už lango žiemos prieblandai skaityti man rašyto laiško mylimo ranka. Liks gegužio soduos pasiklydęs sapnas, iš kurio į aušrą sugrįžau basa. Liks per pievą brydė, ta svajonių brydė, ta, kurią gaivino rytmečio rasa. Liks mėnulio juokas, kai ruduo įpykęs, pūstels aukso dulkės beržui į akis, kad erškėčių paukščiai gieda meilės giesmę, už mane belapiams medžiams pasakys. Dar kartelį visiems iš viso širdies. Ačiū Pilna meilės
La